Smagi ta vaikiškų rūpesčių kasdienybė, kai žiemos labiausiai tikiesi sniego pusnų ir užšalusios balos prie mokyklos. Tada ir pertraukos tampa ilgesnės, o ir visa diena prabėga nepastebimai. Ne taip kaip dabar, kai laukiame jūsų patiktukų ir kanalo prenumeratas. Bet mes šiandien apie vaikiškų prisiminimo akimirkas. Tiesiog vakar, kol dar pajūryje buvo išlikę baltutėlio sniego likučiai ir pasirodė taip retai žiemos metu mus aplankanti saulė. Mes patys apsilankėme virš miegamųjų uostamiesčio rajonų, kuriuose gyvenimas verda. Tad ir liežuvis neapsiverčia patvirtinti, jog tai tik miegamieji rajonai. Nors išties daugybė čia įsikūrusių prekybos centrų, parkų ir stadionų tarsi nugrimzda į gilumą, žvelgiant iš aukštai į daugiabučių išraižytas pilkai rausvas betoninės pinklės. Dar šio amžiaus pradžioje tai buvo geidžiama vieta gyventi, o dabar miestui, o tiksliau užmiesčiui, vis labiau augant į šiaurės rytus, šie pietiniai miesto pakraščio rajonai atsidūrė savotiško augimo anabiozėje. Dar gerokai prieš visuotinio karantino paskelbimą, šioje Klaipėdos dalyje buvo numatyta statyti naujus gyvenamosios ir prekybos paskirties pastatus. Tačiau šiuolaikinė statyba palaipsniui augina Klaipėdos senamiestį ir jo pašonės. Na, o šioje dalyje gyvenimas teka sava vaga ir vis dar reikalauja atskiro gyvenimo kokybės gerintojų dėmesio. Tad tokio dėmesio tikimės tiek šiai, tiek kitoms Klaipėdos dalims. O mūsų dalelė nors ir visai nedidelė, tačiau maloni. Tad tikimės ir jūsų įvertinimų patiktukais. Iki kitų kartų.